šių metų spalio 20 dieną išsikvietė į vyriausiąjį Vilniaus komisariatą apklausai kaip liudytoja. Vat atvykus man į komisariatą, pas labai malonė, reiškia, kvotėja, kuri, reiškia, mane jau įvardino, reiškia, specialiuoju liudininku. O tai reiškia, kaip ir kaltinamasis. Tai vat šitas lapelis, reiškia, kuris yra, reiškia, jiems valdžiai sukėlė didžiulį rūpestį, nes tai yra, reiškia, lapelis už Lietuvos nepriklausomybę. Automatiškai tai gaunasi, reiškia, kad ne mes, reiškia, nusikaltėliai, kad tai yra būtent šita okupacinė, kolaboracinė valdžia, būtent yra nusikaltėliai, kurie uždavė mūsų tautą, mūsų valstybė, mūsų nepriklausomybė, reiškia, jie išnaudoja, reiškia, mūsų tautą, paverčia jos vergais ir dar tyčiojasi iš mūsų, reiškia, iš tų, kurie mėginam susigrąžintą, reiškia, nepriklausomą valstybę. Mums sukurpė bylas, reiškia, nori, reiškia, įbauginti žmonės, kad nesektų mūsų pavyzdžių ir kad, reiškia, žmonės bijotų kelti, reiškia, galvas ir reikalauti to, kas jiems priklauso. Tas, kas pavogta, reiškia, ką pavogė saujelė, reiškia, amerikonų vadovaujamų, reiškia, oligarkų. Ir, reiškia, vietos, reiškia, va, tų, kurie sėdi čia, politikierių, kurie, reiškia, toliau, reiškia, tarnauja ir vykdo lietuvių tautos genocidą. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad mes, reiškia, tie, kurie, vat, reiškia, platinam tos lapelius, nepasiduosim, neįsigasim šito dalyko, kaip aš minėjau, reiškia, pasiekėjų yra daug, jų daugėja, reiškia, ir tikiuosi, kad ir jūs taip pat prisijungsite prie šito. Mūsų reikalavime ne vien tik tai yra, reiškia, grinai politiniai, bet yra ir ekonominiai, socialinio teisingumo, kurį mes reikalaujame, kad, reiškia, valdžia ne tik tai, kad, reiškia, pagerintų mums kažkokias, reiškia, pridėtų prie pensijas ar prie atlyginimų po litą, 2 ar 20 litų. Mes reikalavome tai, kad jeigu jūs žadėjote, kad ES gyvensime gerai, kad mes, reiškia, einame į Europą, kad bus europiniai atlyginimai, dėja, kaip žinote, reiškia, europinio atlyginimo nėra, yra tik tai, reiškia, europiniai mokesčiai. Ten man uždavė tokį klausimą, kaip sakiau, reiškia, ar tas lapelis matytas, pasakiau, taip, jisai matytas. Ar aš jį parašiau? Taip, aš jį parašiau, reiškia. Jūsų puslapis, telefonas, reiškia, kuris yra duotas. Taip, mano telefonas, tai aš pripažinau, tai yra mano telefonas. Reiškia, kas gausite tos lapelius, galite man skambinti, bet kada atsakysiu, reiškia, jūsų klausimus. Tie, kurie mylite mus ir tie, kurie nekenčiate, aš atsakysiu, reiškia, į visus rūpimus klausimus. O dėl internetinio puslapio, kas jį spausdino, reiškia, kur platino ir taip toliau, pasakiau, reiškia, aš parodymų neduosiu, reiškia, kas liečia mūsų politinę virtuvę, jokių, reiškia, parodymų nebus, kadangi Lietuva, kaip sakiau, yra okupuotas, reiškia, kraštas ir mes, reiškia, su kolaborantais ir okupantais jokių, reiškia, ryšių ir reiškia, jokių kalbų, reiškia, kad nebus. Tuomet, reiškia, kad aš iš vis atsisakiau, reiškia, duoti parodymus, tada kvotėje paskambino prokuroras labai susirūpino, mėgino mane perkalbėti, bet aš pasakiau, reiškia, arba jūs, reiškia, einate kartu su tauta, reiškia, kovojame prieš, reiškia, okupantus, arba, reiškia, jeigu jūs pasirinkate kolaboranto, reiškia, šitą poziciją, tuomet, sakau, sodinkite, teiskite, reiškia, arba šaudykite, reiškia, mes tam pasiruošę esame. Nei žingsnio atgal, kaip sakiau, reiškia, mes kausimės iki galo. Nu, tada, reiškia, kvotėja ką, reiškia, irgi nebuvo ką padaryti, jinai skėsčiojo rankomis, tai paskui sutarėm, reiškia, kad gražiai, nu, išdėstysiu savo poziciją, kas čia yra šitame lapelyje parašyta. Vat kas nežino, tai vat galime tiesiog dabar papunkčiui pasižiūrėti. Mes vat rašome, kad 2004 metais, gegužės 10-11 dieną, reiškia, referendumas dėl Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą yra suklastotas, neteisėtas ir nusikalstamas. Tai va čia daug kas gali pasakyti, kad čia, reiškia, yra melas, kad mes čia idiotai ir taip toliau, kai yra kai kurie komentarai. Tai aš pasakau tik tai tiek. Visi puikiai žinom, kad, reiškia, buvo 2 dienas referendumas vykdomas. Tai yra, reiškia, jau rinkiminio įstatymo pažeidimas, nusikaltimas, už kurį reikėtų bausti. Antras dalykas, reiškia, tai, kad, reiškia, buvo viešas visuotinis tautos papirkinėjimas, girdimas, reiškia, Euralum, milteliai ir šokoladas vaikams, reiškia. Kas tai yra? Tai yra irgi nusikaltimas, kurį vykdė, reiškia, vietos, reiškia, stambusis kapitalas, Vilniaus prekyba, kuriuos reikėtų teisti, reiškia. Tai va, visi tie, kas inicijavo šitą, reiškia, referendumą, kurie apgavo tautą, kurie, reiškia, įstumė į vergovę, kas 2008 metams Lisabono sutartys yra ne kas kita, būtent kaip reiškia, Lietuvos suverenitetų ir nepriklausomybės, reiškia, tai yra okupacija de jure. De jure grinai, nes kadangi ES įstatymai jau yra viršesni už Lietuvos įstatymus. Taškas. Ir aš pasakiau, reiškia, mes nekalbėsime, jeigu, reiškia, jūs, reiškia, nepripažįsite okupacijos to fakto.
Toliau, reiškia, apie kovo 11 klausė, nes kadangi aš ten parašęs, vad irgi yra 90 metų kovo 11 Lietuvos Respublika yra Jungtinių Amerikos valstijų kolonija, o reiškia ir ES provincija. Kas gali tai paneigti? Lietuvos valdžia laikytina antilietuviška ir antižmogiška, nes jau 24 metai, kaip valstybė vadovauja okupantams tarnaujantis uzurpatoriai, tautos išdavikai, savanaudžiai ir Jungtinių Amerikos valstijų, ES okupantų vietininkai, vykdantis Lietuvos tautos genocidą ir nepriklausomas Lietuvos valstybės, reiškia, naikinimą. Lietuvos kolonijoje veikia Jungtinių Amerikos valstijų okupantų primesta liberal-demokratinio kapitalizmo santvarka. Tarptautiniai ir okupantų, kolonistų ir vietinių kolaborantų, oligarchų interesams tarnaujanti. Tautos nužmoginimui, pavergimui, išnaudojimui, išteklių ir turtų užgrobimui, o galop ir pačios lietuvių tautos sunaikinimui. Tai va, aš ten paskui, reiškia, kalbėdamas, reiškia, apklauso ir paminėjau tą visą dalyką, kad, reiškia, nepriklausomos Lietuvos nebėra, nebeturime, reiškia, žmonės yra pavergti, ateities jokios, kad nėra ir kad už viso to stovi, reiškia, būtent Jungtinės Amerikos valstijos, reiškia, ir tas okupacinis režimas. Prokuroras, reiškia, kurios uždavė, tai buvo, reiškia, ar šitie mūsų lapeliai buvo platinami tik tai Lietuvoje. Pasakiau, kad taip, reiškia, Lietuvoje tas buvo platima. Ar lapelių ta informacija, reiškia, man, kaip asmeniškai, yra priimtina, pasakiau, kad taip, reiškia, kas jie parašė, kaip sakiau, aš, reiškia, pripažinau, o kas, reiškia, kaip sakiau, kas platino, kas ten gamino, kur gamino, dėl ko gamino, apie tai, reiškia, mes nekalbam ir nesiruošiu duoti, reiškia, apie tai parodymų. Mes sieksime, reiškia, išsivaduoti, reiškia, iš šitos okupacijos, kad mes iš tikrųjų siekiame revoliucijos, bet ta revoliucija, reiškia, nėra, kaip aš sakiau, reiškia, nei kažkokia ginkluota, nei reiškia, ruošiamės mes ten kažkokiu, reiškia, būdu, reiškia, ginklų ar dar kokiom kitom priemonėm įvykdyti, bet, reiškia, mes ruošiamės, reiškia, visom konstituciniam priemonėm ir kad, reiškia, tas vat, mūsų kaip kurį aš atstovauju, reiškia, tautinį socializmą, reiškia, arba nacionaldarbininkų idėją, tai yra dvasinė būsena ir mes, reiškia, siekiame daugiau tokio dvasinio žmonių pabudimo, reiškia, dvasinės revoliucijas pačiose, reiškia, žmonėse. Ir paskui, reiškia, įsivadavimą iš šito okupanto. Žmonės, žiūrėkit, reiškia, gali mūsų Rusai okupuoti, reiškia, turime gintis, o iš tikrųjų, reiškia, tai yra pridengti tą okupaciją, kuri vyko dabar, reiškia, mūsų akyse ir neįvykdytas, reiškia, neiššautas nei vienas šūvis. Tai buvo įvesta NATO, reiškia, okupacinė kariuomenė. Va štai, kur yra pagrindinis dalykas. Kitas dalykas, reiškia, kad jau žmonės pradeda pabust ir pradeda, reiškia, kel galvas ir reikalauti tai, ką valdžia pavogė. Tai vat jų pagrindinis dalykas, reiškia, suorganizuoti, mobilizuoti, reiškia, tos, vat, reiškia, patriotiškai nusiteikiusius žmonės, kurie, reiškia, tiki, lygtais iškilo pavojus ir ginti Lietuvą, o iš tikrųjų gins oligarchų turtus, reiškia, tą, ką pavogė iš jūsų. Mes šito neturime daleisti. Toliau prokuroras telefonu, reiškia, dar paklausė, ar mūsų lapeliuose mes nesistengėme, reiškia, kurti organizacijas, kurias norėtų nuversti, reiškia, tą vat, konstitucinę dabartinę, reiškia, Lietuvos santvarką ir suverenitetą Lietuvos. Tai vat šitą klausimą atsakiau, kaip ir vat ir kitą, kad ar smurtu, reiškia, mes to nenorime, neketiname padaryti. Tai vat atsakiau, kad, reiškia, nebėra ką versti, nes kaip jau minėjau, 2004 ir 2008 metais Lietuva prarado, reiškia, de jure savo, reiškia, nepriklausomybę, buvo okupuoti, o 2014 metais, va šiais metais įvedus Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO okupacinė kariuomenė į Lietuvą, reiškia, Lietuva tapo jau faktiškai okupuota. Neiššovis nei vieno šūvio, reiškia, kariuomenė tie saugumiečiai visi, kur persekiojo mus, reiškia, pražiopsojo, reiškia, arba, reiškia, specialiai tai padarė, kad, reiškia, mes tapome nepriklausoma, tai yra neokupuota valstybė. Tai va, tai čia aš nežinau, reiškia, iki ko daita, reiškia, ir persekiojo, reiškia, baudžia mus,
kai tuo tarpu turėtų bausti, reiškia, prezidentė, turėtų bausti, reiškia, Seimą, turėtų bausti, reiškia, vyriausybė. Nes jie, reiškia, išdavė lietuvių tautą, išdavė, reiškia, mūsų nepriklausomybę, reiškia, ir prisideda prie Lietuvos tautos, reiškia, naikinimo ir toliau išnaudojimo, reiškia, užsienio, reiškia, stambaus kapitalo. Ir dar kitas dalykas, reiškia, Lietuva jau yra išvogta, reiškia, žmonės nuskurdinti, nebėra ką vogti. Kaip reiškia, kirminas tas obolys, sugriaužė vieną obolį, persimeta į kitą. Taip ir čia, reiškia, Lietuvoje sugriaužė, tai dabartinė mūsų kolaboracinė klika, jie persimeta, reiškia, kartu su NATO, kartu su ES, reiškia, tarptautiniais teroristais, pasauliniais teroristais, tam, kad, reiškia, naujam tam kryžiaus žygiui prieš kitas nepriklausomas valstybės. Buvo bandoma įvykdyti perversmą Baltarusijoje, neįvyko, ten nepasisekė. Dabar jie šitą perversmą įvykdė, reiškia, Ukrainoje. Ir jų dabar tikslas yra, reiškia, įžudyti, reiškia, pilietinio karo priemonėmis, reiškia, slavus, gyvenančias tautas tarpusavę sukiršijus pilietinėme kare. Po to, reiškia, įvesti NATO bazės, o įvedus NATO bazės visos karo veiksmus permesti į Rusijos teritoriją. Ir po to, reiškia, karo veiksmais ir toms spalvotomis revoliucijomis pagal Šarpo teoriją, reiškia, nušluoti Rusiją. Nušlavus Rusiją ir pasiglemžus Rusijos turtus, reiškia, ir išžudžius, reiškia, dalį, reiškia, vietos gyventojai. Va tada jiems atsiveria pilnos visos galimybės ir jų tos liguistos svajonės tapti pasaulio valdovais, reiškia. Jie turi vienintelį tikslą, reiškia, pasaulio, reiškia, vienapolis valdymas. O mes esame prieš tai dalykai, prieš šitą vienapolį valdymą, reiškia, kaip ir daugumą laisvę ir nepriklausomybę mylinčių tautų. Ir mes pasisakome už tai, kad, reiškia, šalin rankas nuo, reiškia, nepriklausomų tautų. Ir mes, reiškia, kovosime už daugiapolį, reiškia, pasaulio valdymą, kas yra, reiškia, kad atsvara tarp gėrio ir blogio. Štai pagrindinės mintis, kas ir buvo įsakyta per reiškia, tą visą apklausą. Štai tiek.